Labas visiems. Dingus, pradingus, niekur nedingus, vis gaunu žinučių. Tiesiog daug darbelių, daug darbų ir fiziškai nebesuspėju atrašyti ir parašyti ir paustų įdėti grupę, bet pasistengsiu aktyviau. Tiesiog tikrai didelis rauds klientų ir tuo labai džiaugiuosi. Ne? Vakar turėjau labai įdomų pokalbį su viena klientė ir man patiko. Klientė konkrečiai žinoja, kad ieško pajamų draudimą ir iškart paaiškino, kodėl. Ne? Šeimos nutikimai, kai kuriuos asmenų aplinkui, pažįstamų draugų nutikimai. Ne? Ir kad ir kaip bebūtų, tokis metas kaip Kalėdos ateina, tokis metas kaip po kalėdinis laikotarpis, po naujų metų ateina, tada, kada tikrai būn sudėtinga su pinigais, ne? Ir neduok dieme šnekam apie tai, kad tuo metu susirgsim ir negalėsim dirbti, tai tikrai papuolam į dar didesnės problemas. Tai šitoje vietoje labai konkrečiai iš karto įvardijo, man reikia pajamų draudimo ir kuo greičiau. Nes kas daros aplinkui, kokias ligas ar nutikimai, tai gazdin ir priverčia susimastyti, kad einu ne jaunyn ir visko gali nutikti. Ir kai tai nutinka pačiu nepatogiausiu momentu, kada tu to visiškai neplanavai, kada tu to visiškai nelauki ir nenorėjai, kada, sakykime, išlaidas yra didesnės negu įprastai eilinį mėnesį, ne, kas yra Kalėdos, dažniausiai taip jau nutinka, ne, tie visi šventiniai laikotarpiai arba pošventinis laikotarpis, kai tikrai mes būnam stipriai išsileidę, ne, ir neduok die šnekam apie ilgesnį nedarbingumą, kaip tada išgyventi. Sugriūva daugybė planų, sugriūva daugybė norų, ką norėjom vienaip, o turim daryti visai kitaip pagal esamas galimybės. Ne? Tai šitoj vietoj pajamų draudims gelbėj ir stipriai, todėl kad su pajamų draudimu žmogus gali apsidrausti savo pajamas iki 70%. Ne? Tai yra daug. Tai tikrai yra daug. Dar plus gaun valstybinę išmoką, tą vadinamą SSP, ne? Tai imkim vidurkis plus minus 500 svarų į mėnesį, tai bendroji krūvoj viską sudėjus gaunas beveik pilns atlyginimas, ne? Ir tai yra gerai. Tai yra tas dalykas, kuris mums leidžia jausti saugiai, mūsų planai nesugriūva, ne? Šventės nesugadintas ir mes savo galim leisti pasveikti, pilnai pasveikti ir tada išeiti darbą. Neskubant, kad man dabar jau reikia, nes aš neturiu kaip pragyventi, nes planai griūva arba kažkas bus ne taip. Tai pajamų draudims iš tikrųjų vienas populiariausių draudimų Anglijai, todėl kad ir kaip bebūtų, uždirbam ir dirbam tam, kad uždirbta, ne? Ir kai tu negali dirbti ir to atlyginimo jokio nebėra, atsisėdam tik tais ant tų 100 su biškiu apie 100 svarų per savaitę, nu, realiai tai yra labai mažai. Tai yra nieko, kai pagalvoji, kad už morgvičiaus įmokas, namo paskolos įmokas, nuomą mes mokam tikrai kartais daugiau negu 100. Ne? Tai sudėtingi tada procesai vyksta, kai vis dėlto negalim dirbti ir pajamų draudimą nėra vietoj, darbdavys 100% atlyginimą nemok, tai taip tada jau patenkam į truputį kėblę tokią situaciją. Ne? Tai šitą galim išvengti. Tikrai taip, turint pajamų draudimą ir kad ir draudims tikrint dokumentus, reikia gauti iš poliklinikas informaciją, reikia gauti iš darbdavio užpildytą formą. Tai taip, kartais šitie reikalai užtrunka dėja, nes poliklinika, ne visas poliklinikas viską padaro labai greitai, ne? Čia kartais reikia įkvėpti ir daug kartų ir suskaičiuoti iki 10 ir dar daugiau, bet galiausiai, kai tai yra padaryta, galiausiai, kai yra suein visi dokumentai į draudimą, ne, tai draudimą išmoka parein per
maždaug 7 darbo dienas, ne, bet tie visi dokumentai turi sukeliauti draudimą. Ir tas vis tiek atsitinka. Tai bet kokiu atveju taip, laukimo periodas jis prailgiai, bet jeigu viskas tvarkingai, jeigu viskas gerai, tas pajamų draudimas pilnai išmok pinigėlius ir tol, kol mes sergam, terminą, kurį mes turim apsidraudę 1 metus, 2 metus, ne, tai arba iki pat pensinio amžiaus, tai taip, jie pinigėlius moka. Ir pajamų draudimas vienas populiariausių, todėl kad tai užtikrina mūsų pajamas kas mėnesį, mūsų pragyvenimą. Ne šiaip vieną išmoką, bet užtikrina mūsų kasdienį pragyvenimą iš tikrųjų. Ne? Tai vienas svarbiausių momentų būtent gyvenant Anglijoje, ne? Nes tas biletenio nemokėjimas SSP, tas 100 svarų per savaitę, tai yra tikrai juoks. Kaip pagalvoji, kaip reikia išgyventi, tai sudėtingi procesai. Ne? Tai va, vakar, sakau, ta moterytė su manim taip sako, nenoriu jokių nesklandumų, atvažiuoja vaikai per šventės ir nenoriu, kad viskas sugriūtų, noriu apie viską čia ir dabar jau apgalvoti ir taip, ir nusprendėm, ką darysim, ir pajamų draudimą, ir gyvybės su lūžiais, taip kad jeigu kas pilnai pas ją pajamos apsaugotas, tai dėl to labai džiaugiuosi ir tai labai protingas sprendimas. Nors ne tik kalėdiniu laikotarpiu, ne tik šventiniu laikotarpiu apie tai reiktų pasimastyti, bet iš tikrųjų draudimai mus gelbėja tada, kada sunkiausiai yra, o sunkiausiai yra, kada būna daugiausiai išlaidų, kada mes turim didelių planų, kada mes planuojam, vestuvės, kada mes planuojam namo pirkimą, didžiulės atostogas, ne? Turiu vieną šeimą, kuri išskrenda į Tailandą, ne? Tai yra didelės atostogas, tai kainuoja daug ir dabar, sakykime, dar likus geram pusmečiui, sakykime, iki tokio didelio reikalo, ne? Ir ryt koja lūžta, minimum kokie 6 mėnesiai nedarbo, tai yra didelis reikalas. Tos santaupas, kurios buvo atidėtas kažkokiam dideliai išvykai, dideliam pirkiniui, įnašui ar kažkokiem tokiem reikalam, tos santaupas tiesiog sueis į kasdienį gyvenimą, sumokėti bilus, nupirkti maistą, padengti kažkokias visas kitas mūsų išlaidas, ne, kur turint pajamų draudimą, tu gali pilnai išgyventi iš draudimo išmokas ir tada tau nereikės santaupų. Tai vienas svarbiausių draudimų, apie kurį reiktų pasigalvoti, pasišnekėti. Ir nemažai klientų turėjau, kurie turėjo klaidingą informaciją, kad pajamų draudimas yra labai brangus, kad jiems neapsimoka jo turėti, niekas net netikrino kainas ir net nesakė. Ir kai su tokiais klientais mes patikrinam kainą ir kai aš jiems pasakau, kad reikės per mėnesį mokėti 30 svarų, kai reikės per mėnesį mokėti 24, yra kam pasakiau ir 70, ne, bet jie vis tiek nustebo, kad man sakė bus daug brangiau, man sakė bus virš 100, man sakė, kad man jau nebegalim turėti, nes man jau 50 plus galim. Galim tikrai, iki 60 metų mes tikrai galim dar pakalbėti apie pajamų draudimą ir nepraleiskit progas bent jau sužinot kainą, pasitikrinti, palyginti skirtingas kainas ir tikrai pasvarstyti apie pajamų draudimą, nes tai vienas svarbiausių reikalų. Kad ir kaip ten bebūtų, dirbam ir uždirbam tam, kad turėtumėm tų pinigėlių ir jeigu susergam, atsisėsti to 100 svarų, tai yra ne kažką. Tikrai ne kažką, ne? Taip kad šią savaitę nelabai turiu appointmentam laikų, vieną kitą dar galiu priimti, bet kitai savaitė tikrai galim užsirašyti ir apie tai pasikalbėti. Viską sakau iki geros savaitės.